Sveiki, aš jau pasveikau ir noriu pasidalinti informaciją, nes gal tikrai kažkam padės. Nes balandžio 9 dieną, tai yra gerą savaitę prieš, man pasidarė labai labai šalta. Aišku, tai nebuvo vienos dienos peršalimas, tai buvo gal savaitės, gal 2 savaičių tas toks, žinot, tai biški kojas pašalau, tai biški pirtyje ant šalto tokio suolo pasėdėjau, tai biški perpūtė, bet būtent balandžio 9 dieną buvo viskas. Ir man tai buvo šalta, kad aš grįžau namo visą tokią drebėdama, bet kadangi dar savaitę prieš man truputį skaudėjo, žinot, nugaroj toj vietoj, kur ne pats jausmuo, bet truputį aukščiau, aš iškart buvau užsisakius folio diagnostikos specialistės laiką, kad man tiesiog padarytų folio diagnostiką, kad tiesiog nustatytų, nuo ko man skauda tą nugarą. Ir aš tikrai žinojau, kad tai nėra kaip sakyti, žinot, strienos skausmai, tai kažkokie tokie aukščiau ir netgi kaip įkvėdavau biškį net skaudėdavo ir šonkaulius čia. Ir būtent 9 dieną man padarė folio diagnostiką ir man nustato, kad pas man labai aukštas rodiklis yra inkstų ir šlapimo pūslės. Ir aš niekaip negaliu tą dieną sušilti, man aišku prirenka maisto papildus ir aš 3 dienas, tai yra, atsiprašau, 3 valandas po 3 kaldrom vos sušilau kojas, netgi buvo padėta man karšto vandens butelis. Kadangi aš neturiu namuose termometro, pas mane nėra jokių vaistų, aš nežinau, kokia man temperatūra, tik aš žinau, kad kažkokią temperatūrą aš turiu. Ir 10 dieną balandžio, nes šiandien mes turime balandžio 17 dieną, taip, tai viskas vyko savaitę prieš. Aš iš pat ryto skambinu į savo polikliniką, iškart užsisakau šlapimo tyrimą ir užsisakau daktarės laiką. Mano daktarės nėra, aš sakau, man nesvarbu, duokite man bet kokią daktarę, man reikalinga greitai jau, nes iš tiesų aš jaučiausi labai prastai. Ir man iškart padaro šlapimo testą, tą tyrimą ir mano pačios nuostabai ir išgąsčiui vietoje tų rodiklių, kur turi būti nuliai, pas manęs rodo leukocitai 500, eritrocitai 200 ir baltymas 100. Visų šitų rodiklių turi būti 0. Tada daktarė truputį su tokiom akim ir iš karto ekstra man daro kraujo tyrimą ir CRB, kur gali būti nuo 0 iki 5, pas man yra 96. Ir ką tada? Tada iškart man priskiria antibiotikus priskiria 7 dienom. Ir jie vadinasi amoxiklavas. Ir aš žinau iš folio diagnostikos, ką man reikia gerti, o tai buvo ne profilaktinės tikrai dozės. Tai buvo man priskirta 3 kart per dieną gerti būtent gerųjų bakterijų, nes šitos bakterijos Nutrilite gerosios bakterijos yra ypatingos ir čia yra 6 milijardai bakterijų, truputį turiu pasakyti jums, kas čia yra, nes čia yra B6 ir B9 folinė rūgštis ir dar yra lactobacillus ir bifidobacterium lactis. Tai yra ne tai, kad, žinot, bakterija, kai sako, ateis vaikas į namus, ne. Čia yra berniukai ir mergaitės. Tai taip, kad čia yra tas dvigubas ir dar kas yra, jos yra apvilktos tokiu moksliškai nešėję, įsivaizduokit, mokslininkai dirba prie tokių mokslinėse laboratorijose, nes tokias laboratorijas, kaip Nutrilite, turi NASA. Tai jūs įsivaizduokit, kad jos ištirpsta tik tai skrandyje ir tie 6 milijardai pasileidžia. Man reikėjo gerti per dieną 3. Tai įsivaizduokit, aš geriu per dieną 2 kartus antibiotikus, geriu 3 pokelius, reiškia 3 kart per dieną gerųjų bakterijų. Toliau, aš geriu 8 tabletės
8 tabletės echinocėja, ežiuolė, tai yra natūralus antibiotikas, kuris įsavina organizmą 90%, nes šitos visos tabletės yra ne klijuotos, ne kažkokios ten pricukruotos, jos grinai yra milteliai, kurie yra pagaminti būtent iš augalų ir jie yra suspausti ir apvilkti fitonutrilok sluoksniu, kuris išsaugo būtent tą šviežumą ir lengva labai nuryti. Tai 8, reiškia 4 kardienoj po 2, toliau 6 česnako tabletės, česnakas, antivirusinės, antibakterinės ir aš jas geriu po 6 per dieną, 3 kart po 2 dienoje. Toliau ką aš dar geriu? Aš geriu omega 3. Omega 3 Nutrilaito tai yra tokia formulė, kuri tirpsta net šaltam vandenį ir praktiškai visiškai neturi žuvies kvapo. Toliau aš geriu 2 kalcius magnius. 2 kalcius magnius. Jie pagaminti būtent iš kirklelių. 3 vitamino D tabletės. Ką aš dar geriu? Taip, aš dar geriu kepenų valiklį. Ir aš pasidarau po savaitės tyrimus. Po savaitės. Ir ką aš noriu pasakyti, kodėl aš darau šitą live transliaciją. Kad kaip yra svarbu suderinti būtent. Antibiotikai greitai man suveikia, bet aš po antibiotikų kurso šiandien jaučiuosi žvaliai, sveikai, nes aš dariausi vakar tyrimą ir kraujo tyrimas, visi rodikliai, kaip jau ir minėjau, leukocitai buvo 500, dabar 0, eritrocitai buvo 200, dabar 0 ir baltymas, tai yra labai stiprus uždegimą rodantis rodiklis, irgi 0. Reiškia, šlapimo tyrimas yra, kaip sakyti, superinis. Kas atsitiko su kraujo tyrimu, su CRB, nes dar kartą pasikartosiu, buvo 96,10, vakar jau buvo 13,74. Ir dar, aišku, buvau nesugėrus 3 antibiotiko tablečių, jau šiandien, aišku, viskas yra sugerta ir šiandien aš tikrai turiu jėgų. Dar pamiršau, ką aš gėriau, tai yra XS Refresh, tokie milteliai, kurie pilasi į vandenį. Ir jie būtent juose yra cukraus, druskos ir ko dar, nepasakysiu, tą pamiršau. Bet ką jie padaro, duodu tokios energijos, tokio žvalumo. Ir dar pamiršau, ką pasakyti, ką aš dar geriau. Aš geriau 2 litrus gyvo, tyro, išvalyto, bet su mineralais vandens. Ką padaro Espring vandens filtravimo sistema. Jinai neišima nei kalcio, nei magnio, nei fluoro, bet panaikina visus kitus nešvarumus, cistas, visokį ten asbestą, visokį chlorą. Ir dar kas yra, aš daug skaičiau apie tai, būtent po Espring vandens filtravimo sistemos tame vandenyje yra deguonies. Ir aš gėriau po 2 litrus vandens. Aš taip tiesiog, žinot, vis kiekvieną kartą reikia išgerti 2 litrus vandens, bet taip, tai arbatos, tai kavos, tai dar kažko. Ir tas vanduo lieka kažkaip šone. Bet aš dabar visą savaitę geriu 2 litrus vandens. Ir ką aš dar pastebėjau, koks yra protingas organizmas. Aš 4 pirmas dienas visiškai nenorėjau valgyti, absoliučiai. Būdavo maisto papildai, antibiotikai ir arbatos. Viskas, į burną negalėjau nieko paimti, tiesiog aplinkų žmonės valgau, o man maistas neegzistuoja. Ir ką aš pagalvojau, koks yra protingas organizmas, jis neįkvojo energijos maisto virškinimui. Bet po 4 dienų, po truputį, aš įsiviriau sriubos, aš pasidariau daug, aišku, aš nedariau valgyti, bet po truputį aš vėl įsivažiavau. Aišku, tai nėra blogai, kad aš nevalgiau, aišku, aš biškį numečiau kelis kilogramus svorio, ką aš labai norėjau padaryti. Bet esmė tame, kad aš dar kartą paminėsiu, dėl ko aš darau šią transliaciją, kad kaip yra svarbu sujungti folio diagnostikos tyrimą su medicininiais tyrimais ir tada padėti organizmui greičiau atsistatyti. Tai mano ši transliacija apie tai, kad viskas yra mūsų rankose. Viskas yra mūsų rankose.
Ir mes viską galim tikrai padaryti patys. Padėdami savo, su specialistais ir, kaip sakyti, su specialistais iš medicinos srities ir su specialistais iš folio diagnostikos srities tikrai galime atstatyti savo organizmą.